Taigi, sveiki sugrįžę į Kovotojo kodo kanalą. Šiandieną mūsų laidoje mes pasišnekėsime apie mano namus. Tai mano namai būtų štai ši kuprinė ir labai sulaukiu daug klausimų ir ne tiek vien tiek per komentarus, bet ir per pratybas, ką dėtis, ko nesidėti. Tikrai labai daug visi diskutuoja ir nežino, kokia ta pilna komplektacija turėtų būti, ką vertėtų įsidėti, ko nevertėtų įsidėti. Tai aš parodysiu jums, ką aš esu susikrovęs į šią kuprinę. Ir šita kuprinė ir jos turinys tai yra apie 90% visą laiką tai yra pas mane kuprinėje. Nebent tai papildomai dar kažkas būtų įdedama. Tai vanduo, maistas arba pagal oro sąlygas kitokie drabužiai. Bet šiaip štai kas viskas sudėta, tai parinės, dvi parinės, tikrai galima su šita komplektacija, aš galiu drąsiai eiti ir nesukti smegenų. Tai viskas sukomplektuota, pažiūrėsime, ką aš esu susidėjęs. Ir kaip matote, tai yra legendinė eglutės kuprinė. Tai iš tikrųjų turiu gal 3 tipus kuprinių. Tai būtų ta viena iš naujesnių Lietuvos kariuomenės išduodamų. Tada dar būtų labai panašus modelis kaip Lietuvos kariuomenės išduodamas irgi taipogi modelis, bet turi šiek tiek siauresnės petnešas. Tai bandžiau tą kuprinę, tos petnešos labai iš tikrųjų pjauna, kaip pasakyti, pjauna pečius. Tada grįžau prie Lietuvos kariuomenės išduodamo modelio. Tikrai gera kuprinė, esu ne vieną kartą ją nešiojęs, bet labai norėjau išbandyti eglutę. Tai šitą iš tikrųjų pirmą kartą dabar nešioju šitą eglutę. Dar ir rimtesnės pratybas su ją nebuvau išėjęs, bet kiek esu girdėjęs, tai labai geri atsiliepimai. Jinai šiek tiek yra gal trumpesnė, bet šiek tiek platesnė nei Lietuvos kariuomenės dabartinė, kuri naudojama. Tai ale geriau pasiskirsto svoris. Ir šiaip pats labai ieškojau mažesnės kuprinės, nes tikrai 120 litrų atsibodo tampyt. Ir jinai yra šiek tiek per didelė viskam, kas bent jau man yra reikalinga susidėjus. Tai nusprendžiau pabandyti štai šitą. Pabandysim, kaip jinai nešiojasi per normalesnės ir ilgesnės pratybas. Ir tada, aišku, pasakysiu jums savo feedbacką. O kaip jūs manot, ir aišku, pas mus yra daug veteranų, kokia buvo jūsų kuprinė, kokia buvo jūsų pati mylimiausia kuprinė, tai būtų naujoji Lietuvos kariuomenės, ar tai eglutė, kokie jūsų atsiliepimai būtent yra apie šitą eglutės kuprinę. Tai lauksiu jų komentaruose. Ir taigi, nieko nelaukus, eikime epizodą ir pažiūrėkime, kas yra štai šioje kuprinėje. Taigi, apie komplektaciją pačios kuprinės vidaus, tai iš tikrųjų tai kiekvieno žmogaus individualus dalykas yra. Aš bent jau ką susikomplektavęs, kaip minėjau, aš nekeičiu tos komplektacijos. Plius, minus tai ir lieka tokia komplektacija, kokia dabar yra, jinai ir lieka 90% viso laiko, nebent kažkas pasipildo. Tai pradėkime nuo viršutinio. Tai ką mes čia turim viršutiniam skyriui, tai būtų apsauginiai akiniai. Tada powerbankas. Būtų paprasta taktinė lemputė ant galvos susidėti, biškį izoliacijos. Šitas dalykas iš tikrųjų bus reikalingas šiek tiek vėliau ir parodysiu kam ir pasakysiu, kodėl aš bent jau čia turiu. Tada iš tikrųjų čia šiaip labiau šitam viršutiniam dėklę, iš tikrųjų, ką aš nešioju, tai tokių dalykų, kurių galėtų dažniausiai prisireikti, tai yra flysinė plona kepuraitė. Šitą kepuraitę iš tikrųjų žiemos sezonu pakeičiu, aišku, į flysinę šiek tiek storesnę kepurę, bet kaip yra dabar jau vasara, tai visą laiką aš turiu šiek tiek plonesnę kepuraitę, vien dėl sezoniškumo. Tada kaklamautė, skarelė. Aišku, turim panamą. Ir tada čia yra iš tikrųjų šitam rinkinuke yra visokiausi ugnies užkūrėjai. Tai būtų degtukai, vatas susidėjęs, tada dar kitokie degtukai, būtų kieto kūro tabletės ir visokie kitokie išgyvenimo reikaliukai. Tai tiesiog pačiam viršutiniam šitam dėklė, tų daiktų, kurių reikėtų čia ir dabar, kurie būtų reikalingiausi prie, tai būtų, kaip minėjau, kepurės, visokie tai apdangalai, ar tai akiniai, kaklamautės. Tai čia laikau tuos daiktus, prie kurių aš norėčiau prieiti, kurie yra reikalingi čia ir dabar ir kad nereikėtų knaisytis po visą kuprinę. Tada turime, aišku, ant kuprinių šonus turime ir taipogi šias kišenes. Tai vienoj pusėje aš bent jau laikau asmeniškai maistą,
kitoj laikau vandenį, ar tai būtų dar kažkoks tai kitas gėrimas, ar Red Bullis, ar energetiniai, ar Coca-Cola, tai aš taip visą laiką darau, vienoj pusėje maistas, kitoj pusėje gėrimai. Tai ką mes dabar čia turim, tai aišku, yra katiliukas ir tada šioj pusėje turiu įsidėjęs vandenį. Šitas vanduo nebūtinai visą laiką čia būna, jeigu man šitos kuprinės, kaip pasakyti, nereikia šią nusimetu, šitą visą kamelbeką užsidedu ant šarvinės liemenės, mažiukai kuprinytė, tai aš ją įsimetu ir tada aš turiu vandenį su savim. Bet šiaip visą laiką šitoj pusėje bus vanduo ir arba tai būtų Coca-Cola, gėrimai kažkokie, kur jų būtų reikalingi. Katiliukas šioj pusėje, todėl, kad turiu mažesnį puodelį toj pusėje, kad jie būtų nesidaužytų, nekeltų garso. Tada turime mes šitą pusę ir, kaip minėjau, čia bus maistas. Tai dar vienas puodelis, tai kokie arbatai pasitaisyt, ar kavai. Tada turiu štai tokius 3 komplektus, tai čia būtų visokiausi reikmenys maistui. Tai būtų karabito šitie 3 pakai, nes naujuosiuose, bent jau naujuosiuose sausuose daviniuose nebėra kaip pasišildyti maisto. Tai jeigu turit senų davinių ir juos esate iškomplektavę, tai iš tikrųjų neišmeskit visko, o pasilikit ir persikomplektuokit. Pavyzdžiui, aš čia turiu įsidėjęs 3 karabito rinkinius, jeigu reikėtų pasišildyti maisto. Tada turiu šito kieto kūro tablečių, porą šaukštų ir aišku dezinfekcinės čia tos servetėlės. Tai tokie, kaip pasakyti, toks rinkinukas maisto ruošimui, kas būtų naudinga iš tikrųjų turėti. Tada turim kava, kakava, arbata, visokie gėrimai, cukrus, visokie karšti gėrimai. Štai tokiam pakete. Ir tada mes turime, čia toks labiau gaunasi užkandžiai, tai būtų snykeris, rūtos, batonėlis, riešutai, proteininis gėrimas, tai irgi dar toks vienas užkandžių paketas yra sukomplektuotas. Ir tada, aišku, bent jau pas mane yra įdėta lifuzuotas sausas davinys, tai čia tiesiog įsipilėm karštą vandenį, susimaišom ir mes turime skanų patiekalą. Ir čia būtų tiek. Tai ką turiu meni, kad 90% komplektacija, tai jeigu aš dar norėčiau papildomai vandens įsidėti ar kažkokių tai kitokių gėrimų, aš įsidėčiau štai čia. Ir tada aišku, ar būtų išduodamas sausas davinys, ar įsidėčiau dar pats kažkokio papildomai maisto, viskas eitų štai į šitą kišenę papildomai su tai, ką jau dabar turiu. Ir tam momentui būtų viskas. Taigi, o dabar prieikime prie vidinio, kaip pasakyti, pačio pagrindinio skyriaus. Dar kas man iš tikrųjų patinka, bent jau šito senesnio tipo modelio kuprinėse, štai šitie užtruktukai, čia tokia labai yra kita įdėta sistema, kur patraukiu, tiesiog viskas išvažiuoja. Štai toks dalykėlės yra virvutė ir toks plastikinis jisai vaikštų, tu užfiksuoji ir jisai jau nebegrįžta atgal, neatsidaro taip lengvai. Tai šitas elementas man iš tikrųjų labai patiko šioje kupriniai. Naujesnio modelio kupriniai tokio dalyko nėra, yra paprastas tiesiog, kaip pasakyti, virvelė ir tiesiog tas toks paspaudžiamas užtrauktukas ir viskas. O štai tokia sistema visai iš tikrųjų man nieko labai patiko. Taigi, tada ką turim čia? Tai čia irgi jau kiek yra sukrauta, štai kiek matot, kiek yra sukrauta, tiek jau yra. Ir aš tikrai nebent pagal sezoniškumą papildyčiau, jeigu būtų tai šaltesnis oro metas, aš dar įdėčiau gal kokį papildomą treningą, ar tai kokią striukę neperšlampamą. Ir viskas, daugiau nieko. Nes viskas čia, ko bent jau man reikia, tai jau yra. Tai dabar ir pažiūrėkime, ką aš čia turiu. Taigi, pradėkime nuo aprangos. Tai papildomai visą laiką turiu įsidėjęs tą vadinamą windstopperį. Čia yra helikonų windstopperis, tai aš jį visą laiką turiu. Nebent man reikėtų kažką, aš nebent jį išimčiau, pakeičiau kituo, čia vėlgi pagal metų sezoniškumus ir taip toliau. Bet jisai šiam momentui pas mane yra. Tada aš dar turiu ir nešiojuosi palapinsiaustę. Palapinsiaustę aš šitą naudoju ne vien tik kiek, kaip pasakyti, kiek ant savęs, nes turiu kitokią palapinsiaustę Snugpako
kurie nešioju prie savo karo diržo, o šitą palapinsius, tai tiesiog aš ją naudoju, jeigu reikėtų pasitiesti ant žemės jie man, arba pasidaryti tai kažkokią pastogę nuo lietaus ar dar kažko panašaus nuo vėjo. Tai aš būtinai turiu vieną palapinsius, tai būtent tam reikalui čia įsidėjęs į kuprinę. Ir aišku, kadangi lietus gali užklupti greitai, tai visą laiką jinai yra aukščiau, pačiam viršui, kad aš galėčiau prie jos greitai prieiti. Tada turim štai tokį neprašlampamą maišą. Šitame maiše yra rūbai. Tai būtų pilnas komplektas viršutinių rūbų, tai būtų kelnės, švarkas ar tai kombo čertas. Tada turiu įsidėjęs dar vaflio paketą visą, tai būtų šiltas kelnes ir šiltas viršus. Tada kojinės, triusikai ir maikė. Tai va štai būtent va tokia maišė sudėtis pakaitiniai rūbai. Toliau turiu, iš tikrųjų, štai šitas geras dalykas, kaip aš galvoju apie komplektavimą pačios kuprinės, tai mes esame matę kuprinės labai didžiulis, visko prikrauta, kilimėlės uždėtas, susuktas, kliūna už visokiausių šakų, tai aš pradėjau galvoti, ką aš galiu padaryti, kad tiesiog sumažinti gabaritus, nes tikrai nesinori eiti labai, kaip vadinamam šitam kalnų šerpui, kaip visko prisikrovęs, tiesiog noriu turėti tai, ko reikia ir kad būtų siluetas mažas ir svoris mažas ir kad nereikėtų tiesiog visur eiti ir už visko kliūti. Tai štai čia yra kilimėlis, jis yra pripučiamas jam tako kilimėlis ir iš tikrųjų jisai sveria tiek pat, kiek sulankstomas tas visas suviniojamas kilimėlis ir jis yra, žiūrėkit, mažas, jis tiek užima vietos, aš įmečiau ir viskas. Jokių čia iškilimų dar kažko, labai super dalykas, tai visiems rekomenduoju tokį įsigyti. Ir tie, kurie sako, kad jeigu jisai prakiurs ir nebeprisibus, nusipirksiu kitą, bet šitas dalykas yra bombinis, superinis ir aš jį tikrai naudojau per kelias pratybas ir prie minusinės temperatūros ir tiesiog labai geras, miegoju kaip lovai. Tai turiu kilimėlį. Ir tada, aišku, yra miegmaišis. Štai čia yra miegmaišis ir taipogi vienas geras patarimas nelaikyti miegmaišių kompresinė maišė, nes ten praranda kažkokią savo savybės, ar jisai ten praranda šilumą, tai tiesiog visi rekomenduoja miegmaišį palaidą, įdėti tiesiog į kuprinę ir viskas. Tai štai ir būtų, miegmaišis jis yra toks palaistas, čia taipogi yra eglutės miegmaišis, kuris ateina iš 4 dalių, kadangi dabar yra šiltasis sezonas, tai aš tiesiog turiu tą vasarinį turbūt miegmaišį pasiėmęs, o žieminis yra paliktas namie, tai ateis žiema, bus papildymas padarytas iš šitą kuprinę. Ir tada, aišku, turiu eglutės kandonkę vadinamą miegmaišį, jeigu tai lytų lietus, jeigu reikėtų kažko, tai kad galėčiau panaudoti ir nesušlapti, yra dar įmauti šitam visam miegmaišiui. Ir tokia būtų komplektacija pačio vidaus, kaip matote, turiu tik tai, kas man yra reikalinga. Turiu ant ko miegot, su ko užsiklot, kad nesušlapt ir jeigu sušlapčiau, turiu atsarginius rūbus. Ir viskas, ko daugiau gali reikėti, aš net neįsivaizduoju, ką daugiau galim prisidėti, kad kuprinė svertų 30-25 kg ir taip toliau ir panašiai. Tai aš manau, kad šita kuprinė sveria kažkur apie gal 12-13 kg, aš taip įsivaizduoju. Tai va, ir viskas. Ir tada dar aišku turim čia priekį tokią skyrelį. Tai čia tiesiog būtų higienos reikmenys, tai būtų tualetinis popierius, servetėlės visokios. Ir aišku valas ir virvė. Dar papildomai čia reikia įsimesti atotampas, tas, kurias tiesiog galime išsitempti ir tai būtų viskas. Ir aišku higienos reikmenys, tai kadangi niekur nesiruošiu, tai mano higienos reikmenys stovi kol kas namie padėti, bet jeigu reikėtų, aš tiesiog įsimešiu dar higienos reikmenys ir būtų viskas. Ir tokia yra komplektacija, bent jau mano šitos kuprinės ir man visko užtenka. Ir aš tą laikau visą laiką sukomplektavęs ir kaip minėjau, man nebereikia suk galvos, kur mes eisim, ar bus šalta, ar lys lietus, ar kažką reikia įsidėti, kažko nereikia įsidėti. Tai ką tu įsidėjai? Tiesiog aš tokią komplektaciją laikau pastoviai ir man neskauda galvos. Taigi, o kaip jūs manot, kokią jūs komplektaciją turit, parašykit savo komentaruose. Jeigu žiūrit, tai pasakykit, ko aš dar neįsidėjęs, ko man dar trūksta, pakomentuokit, gal aš apie kažką nepagalvojau, nors kiek jau kartų į pratybas, tai iš tikrųjų man tikrai nieko daugiau ir neprireikė. Taigi, ir tokie būtų, štai viskas, kas pas mane kuprinė yra, tokia komplektacija ir būtų. Dabar, ką iš tikrųjų esu pastebėjęs per pratybas, tai
ypač tuose ir naujuosiuose Lietuvos kariuomenės išduodamuose kuprinėse, kad kaip šaulys ar karys eina užsidėjęs kuprinę, jisai nešasi ją ir jinai yra visa atsivožus atgal. Ir tai tikrai iš tikrųjų yra labai nepatogu. Ir turbūt jūs irgi esat matę ne per vienas pratybas, kad tokios kuprinės egzistuoja ir taip jos yra sudėtos. Tai norėčiau duoti kelis patarimus, kad to neįvyktų. Tai visų pirma, kai pasiimam mes kuprinę, ar tai būtų nauja išduota kuprinė, ar mes ją prisidedam ir prisidėliojam, tai visų pirma, ką reikia padaryti, tai mes viską paimam ir susikraunam. Tai dabar šitą momentą įdėsiu savo rūbus į apačią, nes jie yra šiek tiek sunkesni. Dėsim į apačią, tada dėsiu štai šitą kandonkę, kuri man bus gal net nereikalinga iš tikrųjų. Tada aš sukišiu savo miegmaišį. Tada kilimėlis. Tada palapinsiaustė. Ir ant viršaus dėsiu savo windstopperį, ar tai būtų windstopperis, tai tiesiog aš ją dedu ant viršaus ir viskas. Tada, bet va šitie, kaip minėjau, šita sistema tai yra tiesiog superinė. Aš nežinau, kodėl jinai buvo pašalinta, bet jinai tikrai yra žiauriai gerai, man žiauriai patinka. Ir tada mes užsegam štai šitą. Ir užsegam kuprinę. Taigi, kaip minėjau video pradžioj, dar turiu ir štai juodą izoliaciją. Kam jinai yra reikalinga? Iš tikrųjų, kaip mes susidedam visą kuprinę, labai iš tikrųjų svarbu yra viską gerai susivaržyti. Mes susivaržom viską ir norim, kad kuprinė būtų kuo labiau suveržta, nebūtų jinai palaida, viskas tiesiog būtų labai kaip sukompresuota, tiesiog toks kaip lyg tai būtų oras įsiurptas iš jos. Tai mes norim ją kuo labiau viską sudėti, kuo jinai būtų kuo standesnė. Tai viską sudedam ir tada visus štai šituos dirželius mes labai gerai užtraukiam. Viską užtraukiam ir nepaliekam jų belia kaip kabaliuoti. Tai nepaliekam jų kabaliuoti ir mes galim panaudoti štai juodą izoliacinę juostelę ir tiesiog viską gražiai susukti ir apsukti juostelę ir kad nebūtų jokių kabaliavimų. Ir tada, ką mes turime dar, kaip mes tą viską padarom ir viską tiesiog gerai suveržiam ir susukam, nebėra kaip atsilaisvinti. Tai tas yra gerai, nes labai ką aš tikrųjų dažnai pastebu, bent jau šitoj kuprinė dar to nemačiau, nes čia ganėtinai geras saktis yra, štai šitas plasmasinis, bet ypač naujo modelio kuprinėse, kaip mes prisikraunam labai daug visokiausių daiktų ir ta kuprinė sveria ir štai būtent šita vieta ties petnešom, jinai yra užtraukta, jinai nuo svorio atsileidžia ir tada visa kuprinė pasvirsta atgal ir jums tikrai nėra patogu nešti. Tai kai pakuojat, supakuokit viską, kuo galima kompaktiškiau, suvaržykit visą kuprinę ir panaudokite juodą izoliaciją, mėlynos gal nenaudokit, bet panaudokit juodą izoliaciją ir užriškite visus galus, nes tai nebeleis kuprinės štai šitom šlenkiam atsilaisvinti ir kad jinai griūtų visa atgal. Ir taip bus daug geriau. Pamatysit, tai būtų man toks patarimas. Šitoj kupriniai, kaip minėjau, saktis yra daug geresnis, nematau, kad jinai atsileistų, bet aišku, pamatysiu geresnių ir kaip bus daugiau krūvio pratybose, tai ir bus aišku, ar jinai atsileidžia ar ne. Bet kol kas aš būtent čia to dar nepadariau, nes nėra aišku. Ir aišku, dar vienas geras dalykas šitoj eglutės kupriniai, tai šitas aliuminis rėmas jį galima iš tikrųjų suformuoti pagal jūs. Tai kaip matot, aš sukrovau kuprinę, man šiek tiek buvo gal nepatogi. Aš iš tikrųjų paėmiau ir tą rėmą biškį palenkiau ir jisai susiformavo štai šitaip gražiai. Toks biškį yra minuliukas ir daug geriau jinai man limpa prie nugaros. Tiek būtų iš video apie kuprinę ir kaip minėjau, jeigu turite komentarų būtent apie šitą eglutės senesnio modelio kuprinę, parašykite savo įspūdžius. Jeigu manot, kad pas mane kažko kupriniai trūksta komplektacijų, taipogi parašykite komentarą. Ir kaip visada, ačiū Jums už tai, kad stebit mus ir žiūrit. Turim virš 1000 subscriberių.
Ir ačiū Jums tikrai labai visiems. Tai šiam kartui tiek apie kuprinę ir jos komplektaciją, bent jau būtent mano komplektaciją. Jeigu Jums jį patiko, parašykit komentarą, jeigu nepatiko, parašykit irgi komentarą, kas nepatiko, kas yra negerai. Ir šiam kartui tiek, ačiū Jums ir iki kitų kartų.